Labas rytas, ponios ir ponai. Šios kalbos tikslas yra išryškinti modernę istorijos interpretaciją. Ir mes kalbėsime apie labai plačios apimties dalykus. Nes aš atsiprašau, aš atsigaunu po plaučių uždegimo ir todėl kartais mano balsas gali dingti. Dabar pasakysiu Hartley knygos The Go-Between įžanginę frazę. Praeitis yra svetima šalis, ten jie viską daro kitaip. Mes gyvename labai svarbioje istorinėje epochoje, kurioje daug mados, žiniasklaidos tendencijų, net kartais ir labai akivaizdžių istorinių faktų iškraipimų ir klaidų. Kaip istoriko mano specializacija yra karo ir žvalgybos istorija. Tačiau aš manau, kad jūs kaip labai apsiskaičiusi auditorija galėsite prisitaikyti mano pavyzdžius savo dėmesio sričiai. Pradėkime nuo pirmojo pavyzdžio, tai yra Pirmojo pasaulinio karo generolų. Jie buvo apdainuojami poetų ir istorija tapo poetinė, literatūrinė epopėja. 70-ame dešimtmetyje buvo išleista knyga ir generolai buvo išvadinti niekalais ir tai nebuvo tiesa. Tai iš tikrųjų buvo selektyvinė istorinių faktų iškraipimo, tokia tema. Anglų, vokiečių ir prancūzų generolai, dauguma jų buvo nužudyti fronte, daug daugiau negu Antrojo pasaulinio karo metais. Tad istoriniai faktai buvo iškreipti vėlesnių madingų vertinimų. Mes matome dabar, kad modernus studentai teigia, jog Čerčilis buvo rasistas ir nugriauna jo statulas. Žinoma, Čerčilis buvo rasistas, kaip ir De Gaullis, Williamas McKinley's, prezidentas, kuris kolonizavo Filipinus ir tikėjo, kad filipiniečiai nemoka patys savęs valdyti. Lygiai taip pat ir Oženas Henry ir Mahatma Gandhi. Jie visi buvo lyderiai ir neabejotinai tikėjo, kad baltieji tik tai gali valdyti. Tai buvo įprastas požiūris tuo metu. Faktai nesikeičia, bet mados keičiasi. Ir tik šiuolaikinės mados iškraipimo tendencija gali iškraipyti istoriją. Taigi, dabar pabandykime panagrinėti evoliuciją nuo istorijos iki madingo požiūrio. Pirma, kaip suprasti praeitį. Antra, kaip tinkamai įsiminti faktus. Ir trečia, kaip istorija, kaip madinga tema. Suprasti istorinius faktus tikriausiai yra sunkiausia. Pavyzdžiui, senovės egiptiečiai gyveno kultūroje, kur Ra buvo viso dangaus dievas ir pati saulė. Egiptiečiai tikėjo, kad Dievas kiekvieną dieną keliauja dangumi jo auksinę
karieta. Jie žino, kad tai yra tiesa. Jiems tai reikėjo pažiūrėti į dangų ir jie pamatydavo tą karietą. Ir dabar pakalbėkime apie labai gerbtiną profesiją mediciną. Tačiau medikai šimtmečiais buvo nekompetentingi ir negalėjo nustatyti ir klaidingai taikė medicinos teorijas, paklusdami romėnų katalikų religijai. Jie skatino maldą ir prietarus kaip vėžio gydymo būdą. Pavyzdžiui, vengrų akušeris paminėjo, kad vaikų gimdymas sukeldavo vėžį moterim. Ir daug tokių atvejų buvo. Lobotomija buvo atliekamos. Ir visos tos mirtinos medicininės intervencijos buvo laikomos labai normaliomis terapijomis įvairiose tautose. Vos šiais metais Talibanas Afganistane išleido labai aiškias gaires, kuriuose nurodyta, kaip žmonėms švęsti, kaip skustis ir taip toliau. Tad tos keistos kultūrinės normos vis dar išlieka. Iš visų istorinių įvykių galbūt vergija yra pati tokia žymiausia ir pavyzdžiui Džordžas Vašingtonas, kuris buvo laikomas demokratijos tėvu, dabar kalbama apie jį kaip apie vergvaldį. Man tai yra didžiulė istorijos iškraipimo tema. Tiesa yra ta, kad vergija buvo kultūriškai labai normalus reiškinys, kuris egzistavo įvairiuose pasaulio procesuose. Žmonės pamiršta kai kuriuos įvykius, pavyzdžiui, kaip alžyriečiai visoje Europoje pirko baltuosius vergus. Ir todėl Britanijos šūkiuose yra, kad Britai niekada netaps vergais. Pavyzdžiui, Vakarų Afrikos vienos šalies karalius pardavinėjo savo bendrapiliečius kaip vergus. Tiesa yra tokia, kad vergija niekada nebuvo išimtis. Ji buvo normali visuomenės dalis ir vis dar tokia išlieka. Kultūros keičiasi, bet mes negalime pamiršti praeities teorijų. Kalbėdami apie praeitį, mes turime paklausti, kodėl. Iš kartos į kartą mūsų atsiminimai ir mūsų supratimas kultūros kito. Ir atminties vaidmuo, ypač kolektyvinės atminties, negali būti nuvertinamas, nes kolektyvinė atmintis perdodama iš kartos į kartą, net jeigu tie prisiminimai yra neteisingi. Paklauskite airių, pavyzdžiui, apie jų tautos atmintį. Jie iki šiol dar kalba apie Cromwellio žudynės, Cromwellio organizuotas žudynės 17 amžiuje. Problema yra, kad airių legendos ir istoriniai įrašai tarpusavėje nesutampa. Tuometiniai karo įstatymai buvo labai aiškus, net ir 30-mečio karo atveju.
buvo kovojama pagal tam tikras taisyklės, siekiant sumažinti kiek įmanoma nekaltų žmonių aukų. Ir kai jau buvo užimamos teritorijos, jų buvo prašoma pasiduoti. Tačiau jei tvirtovė nepasiduodavo ir ji turėjo būti užpulta, tuomet jau jos gynėjai būdavo išžudyti. Na, laimiai arba kvailai 1649 metų tvirtovė atsisakė pasiduoti, todėl Cromwellis įsiveržė į tvirtovę ir buvo išžudyti visi jos gynėjai. Tūkstančiai airių buvo nužudyta. Tačiau tai nėra tiesa, kaip kad airiai savo legendose kalba. Ir čia mes susiduriame su religija ir tikėjimu, nes vykdant religinius karus, tikėjimas buvo labai svarbus ir vis dar išlieka mūsų atsiminimuose. Kai mes kalbame apie kodifikuotus įsitikinimus ir ritualus, kuriais išreiškiamas labai normalus žmonių troškimas iškilti virš savo gyvenimo kasdienio, mes kalbame apie krikščionybę, apie hinduizmą, apie budizmą, apie islamą. Visur yra ta pati problema, kuri yra susijusi su ideologija. Kai kasdienės visuomenės ir institucijos diktuoja žmonėms, kaip jiems reikia gyventi. Ir tokios taisyklės yra priimamos kaip normalios. Pavyzdžiui, Napoleonas savo saugumo pareigūnui pateikė visuomenės tvarkos paslaptį. Tačiau religija taip pat susijusi su tam tikrais maldos namais. Ir ten mes atrasime atsakymą į tūkstantmečių tikėjimo įtvirtinimą maldos namų statuluose ir apipavidalinimuose. Pavyzdžiui, Bolonija, seniausias Europos universitetas. Kasgi yra ta institucija, kuri vadinama Bolonijos universitetu? Ją sudaro 3 elementai. Pastatai, labai turtinga praeitis ir įpročiai. Bolonijos universitetas tapo istoriniu universitetu 1088 metais. Tačiau tai tėra vienos grupės žmonių, kurių vertybės sutampa ir kurių požiūriai sutampa jų kūrinys. Kartais tokios grupės kolektyviai gali padaryti daugiau žalos negu naudos. Ideologiniai, religiniai žygiai, pavyzdžiui, kaip kryžiaus žygiai, mums teikia tinkamą pavyzdį. Tačiau katalikų bažnyčios, kurios diktuoja savo dogmas, parodo, kaip jų institucija tapo vidaus kontrolės mechanizmų ir tūkstančius metų kontroliuoja žmonių gyvenimą. Ši institucija uždraudė laisvę pasisakyti, žodžio laisvę ir persekiojo savo priešininkus. Na ir juodai baltai apsirengę inkvizitoriai
už jų nugarų buvo vadinti Dievo išperomis. Ir iš tikrųjų tiesa pradeda ryškėti tada, kai mes suprantame, kad ne pati institucija yra problema, bet žmonės, kurie ten yra. Vienas iš pavyzdžių yra naci organizacija. Tai buvo Vokietijos kultūros ir visuomenės atstovai, tuometinės visuomenės. Ir tas pats yra su kitais pavyzdžiais, kai žmonės arba grupės žmonių pakeitė istorijos tėkmę, kaip kad Martinas Liuteris, Čingis Chanas, konkistadorai ir panašiai, kurie Dievo vardu užkariavo Pietų Ameriką Ispanijos karaliaus naudai. Jamesas Magnuson, Amerikos kolonistas, taip pat buvo pokyčių atstovas. Jis suvaidino labai didžiulę rolę sudarant Amerikos konstituciją ir kolonizuojant naująjį kontinentą. Naujoji nacija, Amerika, kuri tęsiasi nuo jūros iki jūros, buvo sukurta ir jam veikiant. Taigi jūs matote, kad atskirų individų, o ne kažkokių abstrakčių institucijų poveikis istorijai yra labai svarbus. Pavyzdžiui, čiabuviai buvo vadinti, tokiais laukiniais ir tai buvo labai aiškiai manoma. Ir tokia buvo nuomonė apie tuos žmonės tuo metu. Martinas Liuteris, kuris yra laikomas visų laikų Europos poveikio kūrėjų, jis buvo tos sistemos, kuri dominavo Europoje darinys. Ir taip pat prasidėjo Anglijos pramoninės revoliucijos pokyčiai. O Leninas savo gyvenimą paaukojo prieš revoliuciniai Rusijai ir vedė Rusijos mases tolyn nuo caro autokratijos. Kažin, ar jam pavyko. Taigi tokie individai buvo suformuoti to meto visuomenės ir kultūros. Prieš karą vienai vadovavo antisemitas meras ir Hitleris jį laikė vienu iš savo pakalikų, ir kuris nekentė ir turtingų žydų ir kuriam nepavyko tapti menininku po Pirmojo pasaulinio karo. Tokios idėjos buvo labai įprastos tuo metu, ir jas įkvėpė XIX amžiaus vokiečių filosofai, tokie kaip Nyčė ir Kantas. Ir Hitleris iš tiesų tikėjo arijų rasės pranašumais, o Stalinas, mirtinas biurokratas, buvo užaugintas kultūros, kurioje jis vystėsi. Tad mes turime juos vertinti būtent tame kontekste. Klausimas yra, kodėl mes jų nematome kaip to meto kultūros produktų, o ne kaip išprotėjusių monstrų. Tiesiog jie buvo tuo meto visuomenės ir institucijų, kurios juos formavo dariniai. Graikų filosofai mus mato, jis sako, kad žmogus yra viso ko matas. Ir aš
manau, kad mados keičiasi lygiai kaip ir Yves Saint Laurent arba Coco Chanel mada Prancūzijoje. Lygiai taip pat keičiasi ir istorinės mados. Yra du labai aiškus tipai. Pataisyta istorija ir istorija kaip mados refleksija. Pataisyta istorija yra gana paprasta. Tai yra naujų faktų ir įrodymų atradimai. Pavyzdžiui, 1960 metais išleista knyga apie generolus yra puikus to pavyzdys. Tačiau tos knygos autorius iš pradžių priėmė, kad generolai buvo tinkami vadovai, tačiau vėliau jis rado generolų padėjėjų užrašus, dienoraščius. Ir tai, ką jis atrado, buvo tiesiog pribloškianti. Tai buvo planas, kuris buvo sudarytas prieš jo vadovavimą. Tai reiškia, kad Montgomeris tiesiog perėmė kitų generolų planus ir karybos techniką. Ir žinoma, šios knygos autorius, kaip Oksfordo auklėtinis, kuriame taip pat mokėsi ir Čerčilis, galėjo iškelti savo galvą ir parašyti neortodoksišką knygą. Tokia faktų korekcija vadinama ištaisyta arba pataisyta istorija. Tačiau madinga istorija arba prisitaikanti istorija yra faktų iškraipimas pagal madą. Bet čia mes susidurėme su dviem kliūtėmis. Istorikai paklūsta žiniasklaidai šiais laikais. Akademikai yra labai išskirtinė visuomenės rūšis. Jiems mokama už tai, kad jie mąstytų. Tačiau jiems taip pat būdingas suklydimas arba paklydimas. Akademikai yra labai ambicingi ir jie turi paskelbti kažkokius tai leidinius arba jie tiesiog bus užmarštyje. Ir visi akademikai bet kokius konkurentus ar bet kokią kritiką laiko grėsme. Vienas iš pavyzdžių yra, kai Oksfordo profesoriai tarpusavyje ginčijosi dėl vienos temos. Ir tai parodė, kaip labai aštriai vyksta konkurencinga kova tarp profesorių ir akademikų. Ir jie turi kariauti vienas su kitu, prieštarauti iki paskutinio rašalo lašo. Kągi mes vadiname madingą istoriją? Tai yra nuolatinis dialogas tarp praeities ir dabarties. Man madingas istorijos perdarimas reiškia visų moralių vertinimų iškraipimas ir pritaikymas prie modernių vertybių. Tai reiškia, kad mes viską darome geriau tarsi. Ir taip iškraipomi tikslus istoriniai įrašai. Ir čia jau kyla objektyvumo klausimas ir tiesos iškraipimo klausimas. Mes žinome, ko mes nežinome. Tačiau yra daug nežinomųjų ir mums reikia sužinoti atsakymus. Pavyzdžiui, ar tikrai Benediktas Arnoldas buvo tikrai išdavikas?
O kas sukėlė didžiąją Amerikos depresiją 1929-aisiais? Yra labai daug prieštaringų naratyvų, nes yra labai daug to, ko mes nežinome. Ir kuo daugiau nežinomųjų iškils, tuo daugiau spragų ateityje atsiras, vadinamųjų juodųjų gulbių. Tie nežinomieji vis dar lieka nežinomaisiais. Ir aš manau, kad Poncijus Pilotas buvo vienas iš modernistų, kuris bandė įrodyti, kad Jėzus iš Nazareto buvo nusikaltėlis. Na, o postmodernizmo filosofija teigia, kad nėra tikros tiesos. Ir visi modernistai, filosofai teigia, kad tiesa yra labai reliatyvi ir ji priklauso nuo socialinio konteksto, o nėra universali ir faktinė. Tai yra labai pavojinga. Mums nereikia Alberto Einšteino ar Stepheno Hawkingo intelekto, kad mes suprastume, jog toks mąstymas lemia istorijos pabaigą. Tiesa nėra istorinė, faktinė tiesa labai pavojinga. Toks faktas yra labai pavojingas. Taigi tiek apie postmodernizmą. Tačiau labai daug modernių istorikų, kaip jau minėjau, yra paveikti žiniasklaidos ir skaitmeninių technologijų. Pavyzdžiui, visą parą nesibaigiančios žinios reiškia, kad žurnalizmo nebegalima kontroliuoti, kaip kad brazilai, kiniečiai ir rusai atranda naudodami internetą. Taigi viskas atsiduria arba atsiremia į žurnalistų atsakomybę. Jie turi priimti sprendimą apie tiesą ir netiesą, nes jų straipsniai, jų reportažai užplūsta žiniasklaidą ir formuoja visuomenės nuomonę, kaip kad tarsi jie būtų faktai. Ir socialinės žiniasklaidos įrašai taip pat jau priimami kaip faktai. Istoriniai vertinimai paliekami madingai visuomenės nuomoniai. Ir liberalūs, pažangus vertintojai arba apžvalgininkai laiko vogurizmą kaip kad tikrą istorinį ir faktinį pagrindą. Taigi labai atrodo smagu paišyti, piešti praeities faktus kaip kvailus arba neteisingus. Tačiau dar 16 amžiaus mąstytojai Prancūzijos sakydavo, kai kvailumas yra nuostabus, mes atitolstama nuo tiesos. Taigi, praeities realybės nesupratimas ir bandymas pakeisti tuometinės institucijas ir jų poveikį, reikia pasakyti, kad praeitis ir toliau bus pažeidžiama. Mes taip pat galime pasakyti, kad istorija yra iškreipiama dėl įvairių priežasčių. Viena iš jų yra selektyvumas, selektyvus moralumas. Ir aš turiu pasakyti, kad selektyvus moralumas nėra moralė pati savaime. Nes mes negalime iškreipti praeities ir pritaikyti ją dabarčiai. Kai aš matau amerikiečius, Europos studentus
Mongolijoje demonstracijoje Ulan Batore dėl Čingischano, kuris išžudė milijonų žmonių anuomet. Lygiai kaip ir kiti mano istorikai kolegos, aš prisimenu tą kraujo ištroškusi Haną, kuris buvo negailestingas ir bandė užgrobti pusę pasaulio. Ir iš tikrųjų tie žmonės, kurie pasirenka praeities faktus, naudojasi tuo selektyviu moralumu. Tai yra tik tai madingas posakis, nėra moralė. Mano išvada yra paprasta. Kodėl praeities tironus mes pasisodiname ant dabarties svarstyklių ir žiūrime į juos per iškreipiantį modernizmo lęšį. Net praeitam šimtmetyje prieš 1914 žmonės gyveno autoritarinėme pasaulyje. Ir mes tikrai žinome, kaip tie žmonės gyveno ir ar tikrai galime pasakyti, kad jie buvo teisūs ar neteisūs. Profesorius Michaelas Howardas, Oksfordo anglo istorijos žinovas, 1997 metais vykdomėme seminare apie karo nusikaltimus, jis pasakė, mes kaip atsakingi istorikai negalime vertinti praeities įvykių remdamėsi dabarties standartais. Mes negalime vertinti praeities įvykių, dar kartą pakartoju, remdamiesi dabarties standartais. Jis sakė, jokių būdų mes negalime pamiršti savo kaip atsakingų istorikų vaidmens. Mes turime ją prisiminti praeitį, o ne ją kritikuoti. Ačiū už dėmesį.